Labadiena visiems. Taigi šiandien norėčiau pristatyti gripo epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir pakalbėti apie pasaulyje naujai atsirandančius ir plintančius kitus gripo virusus. Pranešime kalbėsiu apie praėjusio, ką tik pasibaigusiojo gripo sezono, tai yra 2014-2015 metų situacija, kokie rodikliai, kaip vakcinavomės ir apie kitus aspektus. Taip pat, kiek buvo hospitalizuota asmenų būtent dėl gripo, kaip skiepijosi rizikos grupės valstybės lėšomis įsigyta vakcina, taip pat, kokia situacija buvo gripo Europoje. Na ir kaip minėjau, apie naująjį gripą AH7N9 pakalbėsiu plačiau, kokia yra situacija pasaulyje ir kokios yra siūlomos rekomendacijos, kaip jo išvengti ir apsisaugoti. Kaip žinome, gripas yra sezoninė liga, kuri dažniausiai pasireiškia šaltuoju laikotarpiu metų, rudens žiemos mėnesiais. Paprastai, standartiškai jau laikoma gripo sezono pradžia yra spalio pradžia, o pabaiga gegužės vidurys. Tačiau pastaraisiais metais jau stebime, kad iš tikrųjų truputėlį gripas keičia savo pobūdį ir prasideda šiek tiek anksčiau, tai yra rugsėjo viduryje jau stebime šiek tiek didesnį jo aktyvumą ir šiuo metu taip pat dar negalime skelbti, kad gripas jau tikrai sumažėjo ir praktiškai išnyko, nes vėliau, kaip matysime skaidrėse, iš tikrųjų kiekvieną savaitę dar apie 30-40 atvejų Lietuvoje yra jo registruojama. Gripas yra labai lengvai užkrečiamas ir labai greitai plinta. Kasmet visame pasaulyje suserga 5–10% suaugusiųjų ir net iki trečdalis vaikų. Lietuvoje, kaip minėjau, sergamumo padidėjimas šaltuoju metų laikotarpiu yra stebimas, tačiau jis neišnyksta ir vasarą. Taip pat registruojami yra gripo atvejai ir bendras sergamumas kartu su ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis taip pat išlieka visiškai nenukritęs iki žemiausio lygmens. Ir pasaulyje kiekvienais metais sunkia gripo forma suserga nuo 3 iki 5 milijonų žmonių ir iš jų iki pusės milijono miršta. Gripo virusas, kaip jau žinome, plinta kartu su seilių dalelėmis, čiaudint, kosint, taip pat galima užsikrėsti ir per paviršius, jeigu neseniai žmogus jį kosėjo ar nusičiaudėjo. Taip pat galima užsikrėsti nuo jau užsikrėtusio ir sergančio žmogaus. Kaip direktorius jau pristatė mūsų plakatą parengtą, jį galite atsisiųsti mūsų tinklalapyje, rasti. Gripo baneryje, jame yra ir daugiau informacijos, daugiau plakatų, kitos medžiagos, kurią galite tikrai drąsiai spausdintis, naudotis savo kasdieninėme darbe. Šiame plakate yra aiškiai išskirta, kuo skiriasi gripas ir peršalimas, taip pat kurie simptomai ir bruožai yra panašus ir būdingi tiek peršalimui, tiek gripui. Todėl iš tikrųjų tikrai rekomenduojame naudotis juo ir stengtis kiek įmanoma aiškinti ir vaikučiams, ir vaikučių tėveliams, kad žinotų pagrindinius simptomus ir jeigu jau blogai jaučiasi, kad vaikučių neleistų į darželį, į kolektyvą ir tokiu būdu neplatintų infekcijos. Šiame grafike yra pateikiama sergamumas pastarųjų 4 sezonų. Tai paskutinis sezonas, kaip minėjau, kuris tik yra pasibaigęs, tai yra žalioji kreivė. Matome, jeigu lyginant su kitais sezonais, tai yra prieš 2 metus buvusiuoju 12-13 metais, tai sakykime buvo šiek tiek švelnesnis, sergamumo pikas buvo žymiai mažesnis, kuris registruotas buvo 6 metų savaitę, tai yra vasario mėnesį. Ir sergamumo rodiklis buvo registruota daugiau kaip 107 atvejai 10 000 gyventojų, o prieš 2 metus sergamumas iš tikrųjų buvo ženkliai didelis. Tada turėjome ir epidemijas praktiškai visose Lietuvos savivaldybėse ir taip pat buvo registruotos kelios mirtys tą sezoną. Šį gripo sezoną mirčių neregistruota, jų pavyko išvengti, tačiau epidemijos vis dėlto 5 buvo užregistruotos, vėliau parodysiu kokiose savivaldybėse. Epidemijų metu daug mokyklų buvo uždaroma, stabdomas ugdymo procesas, daug mokinių sirgo, nelankė pamokų.
Tačiau per keletą savaičių, vidutiniškai per mėnesį laiko, kai kur per 5 savaitės, epidemija savivaldybėje vienoje kitoje baigdavosi ir ugdymo procesas tada jau būdavo tęsiamas toliau. Čia galbūt painiai iš tikrųjų labai atrodo, bet labai norėjau palyginti ir jums parodyti, kaip skiriasi sergamumas gripu pagal apskritis. Taigi, kaip matom, raudona kreivė tai yra Vilniaus apskritis, kur sergamumas iš tikrųjų išlieka tiek praktiškai stebime ir kiekvieną savaitę didžiausias ir, kaip matome, bendrai žiūrint už visą sezoną. Na, o mažiausias yra registruojamas, tai yra geltonoji kreivė Utenos apskrityje. Galima gal sakyti, žinoma, reikia papildomus indikatorius įvertinti, kitas priežastis, kad mažiausiai serga galbūt daugiausiai prevencijos priemonių taiko ir, žinoma, kitos gali būti priežastys. Na, o bendras Lietuvos yra mėlyna tamsiai spalva, tai būtų tarp žemiausio ir aukščiausio sergamumo, tai yra Vilniaus ir Utenos, Lietuvos vidurkis būtų tarp jų abiejų. Čia yra paskutinių 2 savaičių sergamumo gripu ir peršalimo lygomis rodikliai. Tai, kaip ir sakiau, gripas nors jau ir pavasaris, ir jau vasara neužilgo, ir oras šyla, tačiau, kaip matom, gripo atveju iš tikrųjų dar nemažėja, 34, 24, bet iš tikrųjų dar ir pagal apskritis kiekvienoje vietoje skaitykime, kad jų dar yra nemažai. Čia matome bendrai gripo atvejus, kiek kiekvieną sezoną jų buvo užregistruota. Tai pastarąjį sezoną buvo registruota, galima sakyti, netgi 5 kartus daugiau negu ankstesniai, virš 15 000 atvejų. Ir kaip matome, jau prieš 2 metus, kaip sakiau, turėjome ir 8 mirtis, būtent nuo gripo. Dar anksčiau per gripo pandemiją 2090 metais sirgo 58 000 atvejų gripu žmonių ir 23 iš jų mirė. Vėliau kitą sezoną mirė 21 asmuo. Na, o bendrai galima pasakyti, kad visi asmenys visais sezonais, kurie mirė nuo gripo, turėjo galimybę pasiskiepyti, tačiau to nepadarė. Savivaldybės, kuriuose buvo paskelbtos gripo epidemijos ir pagal sezoną, kiek buvo tokiuose savivaldybės tų epidemijų paskelbta. Tai pastarąjį sezoną 5 ir didžiausias rodiklis buvo 107, čia bendras yra Lietuvos. Na, o prieš porą metų buvo, kaip ir sakiau, praktiškai visose savivaldybėse epidemijos skelbtos ir rodiklis buvo ženkliai didesnis, tai yra daugiau kaip 170 atvejų, 10 000 gyventojų. Tai iš tikrųjų buvo sergamumas ženkliai didesnis, bet aišku, nėra ką lyginti ir tikriausiai tikėkimės, kad tokio atvejo dar nesulauksim, kad pandemija neprasidėtų dar bent 10-15 metų artimiausiai. 5 administracinės tos teritorijos, kuriuose buvo registruotas epidemijos, tai buvo Jonavos rajono savivaldybė, Kauno miesto, Marijampolės, Prienų ir Kaišiadorių rajonų savivaldybės. Čia buvo skelbtos gripo epidemijos, kai daugiau negu 100 rodiklis sergamumo buvo registruota daugiau negu 100 atvejų 10 000 gyventojų ir iš jų apie 30% buvo konkrečiai gripo atvejų. Tuomet buvo jau galima skelbti gripo epidemiją. Ir didžiausias sergamumas buvo registruotas ir visą sezoną Vilniaus rajono administracinėje teritorijoje, kur rodiklis siekė apie 215 atvejų 10 000 gyventojų. Taip pat čia matote žemėlapį, kurį kiekvieną savaitę mes jam perdodam duomenis ir matome, kuo spalva ryškesnė, tai yra geltona, oranžinė, raudona, tuo sergamumo lygis yra aukštesnis. Tai čia buvo iš tikrųjų prieš patį piką, kad Vilniaus rajone jau buvo iš tikrųjų daugiau negu 200 atvejų 10 000 gyventojų. Kitose teritorijose sergamumo irgi rodiklis jau buvo perkopęs 100. Na, o šis žemėlapis yra prieš 2 metus, kai buvo ženkliai didesnės ir kur praktiškai visose savivaldybėse buvo epidemijos skelbiamos. Hospitalizacija dėl gripo. Kiek buvo paguldyta į ligoninės asmenų? Irgi čia yra pateikti duomenys už 3 sezonus. Tai pastarąjį sezoną tamsiai ruda spalva. Matome, kad asmenų buvo hospitalizuojama, lyginant su prieš tai sezonais, iš tikrųjų žymiai mažiau. Jeigu taip žiūrėtume ankstesniuoju sezonu, tai yra 2013-2014 metais hospitalizuotų buvo
iš vis palyginus nedaug. Taigi bendrai paskutinį sezoną hospitalizuota buvo 903 asmenys. Iš jų buvo iki 2 metų 123 vaikai, 2-17 metų vaikų buvo paguldyta beveik 500. Ir 46 asmenys, apskritai tiek vaikai, tiek suaugusieji buvo intensyvios terapijos skyriuje hospitalizuoti. Tai iš tikrųjų skaičiai yra gan nemaži. Ir kas labai žinoma liūdna ir gąsdina, kiekvieną kartą, kiekvieną savaitę, kai renkame duomenis, matome, kad hospitalizuojamos yra ir nėščiosios. Tai, kaip žinom, nėščiosim ypač yra pavojingas gripas. O jeigu palygintume su ankstesniuoju sezonu, kai hospitalizuota buvo iš viso 612 asmenų, vaikų apie 500, bendrai imant nuo 0 iki 18 metų, intensyvios terapijos skyriuje kur kas mažiau buvo hospitalizuota, o nėščiųjų tą sezoną visai nebuvo paguldyta į ligoninės. Na ir gripas, žinoma, yra labai sunki liga, kur ne pats gripas kiek pavojingas, kiek jo komplikacijos, kadangi gali sukelti tikrai sunkės komplikacijas, kurios pasibaigia ir liekamaisiais reiškiniais ir neretai mirtimi. Tai žinoma, tokios komplikacijos kaip plaučių uždegimas, širdies raumens uždegimas, vidurinės ausies, kas dažniausiai pasireiškia vaikams, centriniai nervų susirgimai įvairūs, taip pat klausos nervo pažeidimas. Skiepai pati efektyviausia priemonė, tai kaip žinote, galima skiepyti nuo gripo jau nuo 6 mėnesių vaikus ir iš tikrųjų tai rekomenduojama daryti kiekvienais metais, kai tik tai įmanoma, jau atsiranda tam sezonui sukurta vakcina Lietuvoje, rekomenduojama yra kaip galima greičiau paskiepyti, nes, kaip žinom, imunitetui susidaryti reikia dar apie 2 savaičių, o ne kai prasideda jau gripo sezonas, jau sergamumas kyla staigiai į viršų, tada visi skumba skiepytis. Nors, žinoma, ne vėlu yra ir pačiu gripo sezonu, jeigu jau nepadarė anksčiau, geriau vėliau. Taip pat, kaip ir sakau, geriausiai rekomenduojama yra skiepytis būtent rudenio pradžioje, kai tik tai vakcina atsiranda, kreiptis į savo gydymo įstaigas. Žinoma, vakcinaciją dar reikėtų atidėti tiems asmenims, kurie karščiuoja ar serga kokią nors ūminę infekciją. Reikėtų palaukti, praleisti šį laikotarpį ir kai gydytojas jau įvertina būklę, kad asmuo yra pasveikęs, nebekarščiuojantis, tada galima būtų ir skiepytis. Rekomenduojama skiepyti, žinoma, visiems nuo 6 mėnesių asmenims, bet ypatingai rekomenduojama yra rizikos grupėms. Rizikos grupės, kaip pas mus žinote, Lietuvoje yra 5, tai yra vyresni negu 65 metų asmenys, nėščiosios, asmenys, kurie gyvena socialinės globos ir slaugos įstaigose, taip pat asmenys, kurie serga įvairiomis širdies, kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis, kurios susijęs su imuniniais mechanizmais ar piktybiniais navikais, ir mūsų medikams. Taip pat yra viena iš rizikos grupių ir jiems rekomenduojama skiepytis yra. Kaipgi galime dar apsisaugoti kitais būdais, išskyrus skiepus, nuo gripo ir kitų peršalimo ligų. Tai kaip žinome, jeigu jau asmuo serga, kosėja, čiaudi, ar kolega, ar draugas, tai stengtis tokiu žmogum jau nebendrauti, laikytis 1 metro mažiausiai atstumu. Ir kuo dažniau plauti rankas, ypatingai rankas plauti ir su dezinfekcinėm priemonėm ir kitom medžiagom. Taip pat vengti liesti akis, nosį ar burną ir kosint ar čiaudint prisidengti burną. Čia yra grafikas ES šalių, kiek yra paskiepima vyresnių asmenų negu 65 metų. Ir iki šio sezono tikslas buvo pasiekti 75%, kad tiek pasiskiepytų vyresnio amžiaus asmenų, bet kaip matome, šį tikslą įgyvendino tik tai Olandija, Šiaurės Airija, Škotija ir praktiškai Anglijai nedaug trūko pasiekti. Na, o Lietuvai iš tikrųjų iki šio tikslo įgyvendinimo daug ir labai stipriai daug tikrai trūksta dar, nes kasmet pasiskiepija vyresnių asmenų kaip 65 metai maždaug 20-22%. Tai Europos komisija šiuo metu rengia naują
naują kaip ir kartelę ir lauksim, ar ta kartelė bus užkelta dar aukščiau, ar paliktas tas pats lygmuo, kad šalis, kurios nepasiekė, kad šį savo tikslą įgyvendintų. Šioje skaidrėje pateikiau gripo vakcinos naudojimą apskrityse. Tai yra rizikos grupėms skiriama vakcina, kurią perka valstybė. Tai kaip matome, vienos apskritys, tai yra Alytus, Telšiai, Utena, panaudojo 100% visą vakciną, kiek jos buvo užsisakę pagal savo poreikį. Tai tas yra labai žinoma sveikintina. Na, kitose apskrityse šiek tiek procentaliai liko vakcinos nepanaudota. Bet aišku, jeigu norime, kad tos vakcinos gautume kuo daugiau, kad būtų didinama rizikos grupių priklausančių asmenų skaičius, tai vakciną, žinoma, reikia panaudoti visų 100%, kad skiepijam ir reikia mums dar daugiau jos, kad galėtume kitais metais įsigyti daugiau. Čia yra rizikos grupių skiepijimas, konkrečiai pagal kiekvieną grupę atskirai. Tai kaip matome, daugiausiai skiepijasi vyresniais asmenys negu 65 metų, jų pasiskiepija virš 56 tūkstančių. Taip pat nemažai skiepijasi, antroje vietoje būtų apie 28 tūkstančiai asmenys iki 65 metų, kurie serga lėtinėmis ligomis. Na, o mažiausiai, kas iš tikrųjų yra truputėlį galbūt ir gaila, kad mažai skiepijasi nėščiosios. Galbūt nėščiosios pergyvena ar nepakankamai informacijos, suteiktų žinių, kad tai nėra pavojinga ir kad tai yra priešingai, tai yra naudinga ir joms pačioms, ir jų dar negimusiam kūdikiui. Nes, kaip žinia, kūdikius galime skiepyti tik nuo 6 mėnesių. O jeigu mamytė jau bus pasiskiepijus, tai iki 6 mėnesių kaip ir kūdikis nuo gripo apsaugą jau turės. Bet žinom, pastarąjį sezoną matome, kad skaičiai iš tikrųjų nėščiųjų tarpe jau besiskiepiančių didėja, tas yra džiugu. Ir stengsimės, kad tų nėščiųjų skiepytųsi ir nebijotų gripo vakcinos, kuri tikrai nėra pavojinga, kuo daugiau. Čia yra bendros vakcinacijos nuo gripo apimtys su nemokama vakcina ir kartu su savo lėšomis asmenys, kurie skiepijasi. Tai bendrai skiepijasi tik tai apie 7,5% visų Lietuvos gyventojų. Skaičius, žinoma, yra palyginus mažas, bet jeigu žiūrėti į daugiau sezonų, į retrospektyvą, tai matom, kad iš tikrųjų gyventojai, kad ir nedaug po truputėlį, bet vis aktyviau skiepijasi. Tas pats galima pasakyti būtų ir apie vyresnius asmenis. 22,2 skiepijosi tokių asmenų. Ankstesniais sezonais nesiekė 20%, bet kaip matome jau nuo 2010 metų šis skaičius kasmet po truputėlį, nors ir nedaug, tačiau didėja. Čia yra pateikta 7-osios savaitės rodikliai Europos šalyse. Kaip matome, irgi kuo ryškesnė spalva, tuo didesnis sergamumas buvo registruotas, o pilkai tai buvo Jungtinė karalystė ir Prancūzija, kurie tą savaitę nepateikė duomenų. Tai iš tikrųjų sergamumas buvo tuo metu vidutinis, kadangi skaitėsi didžiosios šalys ir kitos mažesnės šalys perdavė, kaip matome, oranžinės spalvos, tai height medium vidutinis sergamumas. Čia yra keletas žemėlapių. Tai pirmasis žemėlapis, kairiausiai esantis, tai yra sezono pradžioje, kai šalys dar tik tai pradėjo registruoti pavienius sporadinius gripo atvejus. Lietuva taip pat jau pradžioje turėjo keletą gripo atvejų. Na, o vėliau, kaip matome, jau 15 metų pirmąją savaitę, tai yra sausio mėnesį, vis daugiau šalių jau pranešė ir apie vidutinį, apie regioninį ir plačiai išplitusi, netgi Suomija, matot, raudona spalva sergamumą. O žemiausiai grafikas, matot, visas raudonas, jau visa Europa raudonai ryškiai švietė, tai iš tikrųjų jau buvo tas pats pikas, kur kovo mėnesį buvo registruota 2-3 savaitę Europoje, o Lietuvoje į Lietuvą gripas atėjo maždaug apie 6 savaitę. Tai šiek tiek iš tikrųjų vėliau. Nes dažniausiai, kaip stebime, taip ir būna, kad pirmiausiai gripu suserga šiaurinės Europos šalys, Švedija, Suomija, Norvegija, taip pat iš vakarų. Iš vienos pusės eina ir iš šiaurės sergamumas, iš kitos pusės eina ir iš vakarų. Taip, kad Lietuvoje visą laiką sergame truputėlį vėliau negu kitose šalyse.
Na ir kasgi yra tas AH7N9 gripo virusas ir kodėl apie jį dabar reikėtų kalbėti ir kažką žinoti. Tai yra gripo virusas, kuris priklauso AH7 grupiai ir jis įprastai cirkuliuoja tarp paukščių. Yra begalė ir visų kitų virusų, ir AH5N1 ir visų kitų, kurių dar atvejai yra užregistruojami pavieniai. Kadangi tai yra naujas pakankamai virusas, atsiradęs tik tai prieš 2 metus Kinijoje ir šiuo metu atvejai yra registruojami tik tai joje pačioje, tik tai Kinijoje ir įvežtiniai atvejai registruoti tik tai Malaizijoje ir Kanadoje porą. Kol kas šitas paukščių gripas nėra perduodamas tiesiogiai nuo žmogaus žmogui. Tai iš tikrųjų kelia nemažą grėsmę pasaulio ir Europos visuomenės sveikatos specialistam, kadangi kaip ir praėjusi gripo pandemija buvo tikėtasi, kad būtent kils dėl paukščių gripo H5N1, tačiau tuo metu atsirado kita atmaina H1N1 ir būtent ta naujoji atmaina sukėlė gripo pandemiją. Kokie yra pagrindiniai simptomai būtent šio H7N9 viruso? Taigi yra staigi aukšta temperatūra, daugiau kaip 39-40 laipsnių, kosulys, dusulys, akių junginės uždegimas ir plaučių uždegimas. Čia yra simptomai, kurie būdingi ne tik būtent šiam H7N9, tačiau praktiškai visiems paukščių gripo, taip vadinamiems virusams, nes pasireiškia pagrindiniai šitais simptomais. Tai kaip sakiau, jau šitas virusas atsirado Kinijoje, tarp paukščių pirmiausiai, ir jau nuo 13 metų pavasario iki šių metų pavasario gegužės mėnesio yra užregistruota 651 gripo atvejis būtent šios atmainos. Čia įskaičiuojama yra ir keli atvejai Taivane įvežtiniai, Malaizijoje, Kanadoje. Ir iš viso nuo šios gripo atmainos mirė 225 asmenys. Tai kaip matom, mirštamumas iš tikrųjų irgi procentaliai yra pakankamai didelis. Čia yra išvardintos teritorijos, visos Kinijoje esančios, kiek atvejų konkrečiai yra kiekvienoje užregistruota. Tai matome, vienose iš tikrųjų yra apie 180, pavyzdžiui, 181. Tai tų susirgymų yra pakankamai daug, nes Kinijoje yra paplitę gyvų paukščių turgus, kur jie tiesiog dorojami, visi mėsinėjami ir pardavinėjami tiesiog pat gatvėje, viskas vyksta, kaip sakyti, su pakankamai mažom steriliom sąlygom ir dėl to tas užsikrėtimo kelias pakankamai yra didelis. Čia yra pavaizduota per pastaruosius 2 metus atvejų jau patvirtintų būtent nuo šio tipo skaičius. Tai kaip matome, pirmoji visa kreivė buvo registruota 13 metų pradžioje, vėliau tie susirgymai mažėjo ir registruoti tik tai pavieniai atvejai. Tada sekanti banga, galima sakyti, kilo vėlgi praeitais metais, kaip ir sutapus panašiai su gripo sezonu, vėliau ji nuslinko. Na ir kilo šį gripo sezoną, vėlgi tų susirgymų pasitaikė daugiau, tačiau jau kaip matome, 15 metais, 16 savaitę jau tų susirgymų vėlgi mažėjo. Bet galima stebėti šiek tiek, kad lygtais ir atvejų yra sumažėję, jeigu lygintume su 14 metais, tačiau vis tiek kelia grėsmę, nes tų atvejų vis yra užregistruojama naujų, jie niekur nėra išnykę. Na ir kuo skiriasi ir kuo panašus yra jau mano minėtas H5N1 ir H7N9 paukščių gripo virusai. Iš tikrųjų, jeigu žiūrint į žmogaus epidemiologiją, tai kad panašus atvejų skaičius lyties atžvilgių, tačiau dažniausiai serga vaikai ir jauni suaugusieji. O šiuo naujuoju virusu serga dažniau vyresnio amžiaus žmonės ir 2 kartus dažniau serga vyrai nei moterys. Iš tikrųjų, čia ir pakankamai keista, lyties aspektų lygtais ligos ir nesirenka, tačiau būtent prie šio viruso tokie duomenys yra fiksuojami. O mirtingumo lygmuo kol kas išlieka didesnis H5N1, tai yra miršta apie 60% susirgusiųjų, o naujuoju virusu užsikrėtę miršta apie 1/3 asmenų. Ligos išplitimo mastas prasideda panašiai kaip liga kaip į gripą ir sunkia kvėpavimo takų liga, gali progresuoti į daugybinį organų nepakankamumą, nebūdinga lengvi infekcijos atvejai. Iš tikrųjų, tiek vienas, tiek kitas paukščių gripo virusai yra sunkiai gydomi, sunkios infekcijos
bet vienas skiriasi tuo, kad nesimptominiai atvejai H5N1 pasireiškia retai, o H7N9 kartais. Ir dėl perdavimo žmogui, kad jau galima būtų sakyti, jog plinta nuo žmogaus žmogui, nėra nei apie vieną paukščių gripą dar kol kas tokių duomenų. Na ir kaip užsikrečiama, tai kaip minėjau, per tuos būtent turgus, kur yra tiesiog viskas atvirai, čia ir dabar parduodama, paukščiai ir skerdžiami, ir apdorojami, todėl ta rizika užsikrėsti yra didžiulė ir asmenims, kurie jau ar verslo kelionių turi, ar tiesiog poilsinių, griežtai yra rekomenduojama į tokias turgavietės stengtis neiti ir stengtis jau tokių vietų vengti, jeigu, žinoma, nenorit užsikrėsti, nes kol kas vakcina yra dar tik tai kūrimo stadijoje, dar kol kas jos nėra sukurta, kad galėtumėt jau prieš keliaujant pasiskiepyti ir apsisaugoti. Tai rekomendacija iš tikrųjų būtų tokių vietų, jau jeigu nukeliaujate į Kiniją, vengti. O tikimybė pandemijos iš tikrųjų išlieka nemaža ir galimi yra tokie scenarijai, kad H7N9 gripo virusas išliks kaip zoonozės protrūkis, sukeldamas ligą žmonėms, tiesiogiai kontaktavusiems su sergančiais paukščiais ir pasireikšdamas pavieniais susirgimais, kas ir yra iki šiol, arba H7N9 gripo virusas gali prisitaikyti žmogaus organizme ir taps lengvai perduodamas nuo žmogaus žmogui. Tokiu atveju galėtų kilti tada gripo pandemija. Visą informaciją būtent apie šį paukščių gripo virusą ir apie kitus galite rasti pas mus taip pat tinklalapyje. Dešinėje pusėje matote yra gripo baneris, ten yra talpinama visa informacija tiek apie sezoninį gripą, tiek apie kitas gripo rūšis. Ir šitą informacija yra kaip tik tai, žinoma, kažkokia nauja informacija, yra tada pritaikoma Lietuvai ir yra talpinama pas mus tinklalapyje. Profilaktikai rekomendacijos, kaip ir jau minėjau, jeigu įmanoma nekeliauti į tokias turgavietės, vengti tokių vietų ir nepirkti ir nekontaktuoti niekaip su paukščiais ar su jų produktais. Ir nors nėra visiškai aiškiai, kaip šita liga, iš kur jie atsirado ir kodėl būtent tai plinta ir iš kur tokia yra, tačiau reikia laikytis tų elementarių, jau visiems žinomų prie visų užkrečiamų ligų taisyklių, tai yra rankų higiena, plauti, dezinfekuoti ir kvėpavimo higiena, kvėpavimo kosėjimo etiketas, taip pat kaukių naudojimas, jeigu jau lankomės tokiose vietose arba arti jų. Ir ačiū Jums už skirtą laiką.